Po paskaitų studentai durų uždaryti neskuba. Susirinkimai, varžybos, repeticijos, pagaliau buvimas kartu ne tik per paskaitas, bet ir po jų geriausiai atskleidžia tikrojo studentiško gyvenimo pusę. Atsakydami klausimą, ką čia atradau, studentų atstovybės nariai tik patvirtina tiesą, kad po vienu stogu viskas, ko reikia jaunam žmogui. Supratimą. Praktiką. Aktyvumą. Juoką. Bendravimą. Žinias. Džiaugsmą. Patirtį. Pažintis. Pasitikėjimą. Rūpestį. Šilumą. Diplomą. Šypseną. Bendradarbiavimą. Kantrybę. Draugiškumą. Susipratimą. Atsakomybę. Kompaniją. Draugystę. Meilę. Išprusimą. Išsilavinimą. Dalyvaujame įvairiose mugėse, taip pat ir įsijungiami fakultetų veiklą, ten katedrose būna rengiami renginiai, visokios įvairios akcijos. Tai yra nuo paremkim šunelius, kačiukus iki paremkim vaikų namus. Taip pat nesenai dalyvavom donoro dienos akcijoje, ten taip pat skatinam studentus būti donorais. Ir visa kita. Mano manymu, nereikia, kad vienas žmogus turėtų visas šias savybės. Manau, svarbiausia, gali komanda, tai yra, manau, susideda iš įvairių savybių. Tai vienas žmogus gali turėti daug idėjų, kitas žmogus gali mokėti dirbti ant scenos, trečias žmogus galbūt gali socialiniai srity mokėti susitvarkyti, ketvirtas žmogus vėl gali turėti tokių sugebėjimų. Ir iš visų šių sugebėjimų mes sudarom komandą ir kartu bendrai kuriam visą tai, kas dabar yra. O renginiai čia išties įspūdingi. Antrus metus veikiantis mitybos klubas rengia tokius sveiko ir ekologiško maisto pristatymus, kad ragaudamas gali ne tik pirštus apsilaižyti, bet ir liežuvį nusikasti. Mes šiandien paruošėm ant šio sveiko stalo lašinukų. Ir tiesiog atvežėm paragauti, tai yra tikrai stiprybės maistas ir dar su cibuliukais, kur yra C irgi vitaminas. Jūs paragaukite, čia yra iš naminio rago padaryta. Jinai turi skonį, ne taip kaip parduotuvėse, jos tenai vos ne kaip popierius. Čia aš negražiai pasakiau, bet tai yra teisybė. Ir senoliai mūsų kepdavo. Šiaip dabar sunku kepti duoną, nes jinai reikalauja daug vargo, triuso. Kelias dienas reikia užminkyti, užmaišyti ir tas visas procesas minkimo yra labai sunkus. Dėl to dabar ta duona išeina iš mūsų kasdienybės. Čia yra pasaka. Ir kaip negamti, o mano mama pradėjo domėtis tą gamybą, gavo raugą ir aš padedu ją. Tačiau tikros studentiškos virtuvės skonis geriausiai užuodžiamas bendrabutyje. Nors čia ir kiek mažiau ekologiškų produktų, tačiau gyvenimas be bulvių tiesiog neįsivaizduojamas. Tiesa, po trumpos apklausos peršasi išvada, kad savo skrandžiu labiau rūpinasi vis tik vaikinai. Pusryčius tai šiaip labai lengvus, ten visus pusryčius valgau. Ir šiaip nelabai pusryčius valgau. Tai grįžusi tik tais iš paskaitų. Pasidarome pietus. O pietus tai, nežinau, net ką nors, kad ir mėsos patiekalus gaminamės. O vakarė tai irgi nelabai valgom. Ta prasme, sunku maistą irgi, ką nors lengva taip užvalgome. Taip išeina, kad studentai apskritai nevalgo. Valgo, gal daugiau kas pasidaro. Ką valgo studentai? Ką atsiveža, tą valgo. Arba ką patys pasidaro, bulves. Studentiškus maistas, kas be ko. Ką jau pasidaro patys, aišku, dažniausiai bulves. Tai čia be abejo. Lietuva turi gerbą, taip studentai bulves. Per metus. Čia ir klausimas. Nežinau, 2 maišai 3. Nežinau, nes jūs neskaičiavom. Šiaulių kolegiją ko gero galima pavadinti viena sportiškiausių aukštųjų mokyklų. Tai liudija gausybė apdovanojimų ir žinoma, čia dirbantys žmonės. Sportinė bazė tikrai yra puiki, studentai turi puikias sąlygas sportuoti, salė yra labai gera, turime pilną inventoriaus, pakankamai, jie renkasi, nori ir vakarais, žaidžia krepšinį, tinklinį, futbolą, stalo tenisą, smiginį, merginos daugiau, aerobiką, šiuolaikinius šokius. Žinoma, krepšinis Lietuvoje populiariausias, taip ir studentų tarpe. Jie daugiausia žaidžia krepšinį, ypač vyrai. Taip pat vykdomas turnyras tarp grupių, kuriame dalyvauja
8 komandas, tarp jų viena ir dėstytojų komanda, tai va studentai turi galimybę žaisti ir prieš dėstytojus. Praėjusiais mokslo metais laimėjom vaikino komandą stalo teniso varžybose 1 vietą, mergino komanda stalo teniso varžybose 3 vietą, taip pat smiginio varžybose tapome nugalėtojais. Galima dar pasigirti ir lengvosios atletikos laimėjimais. Buvo laimėti 2 bronzos medaliai. Pernai visų kolegijų olimpinėme festivalyje mes bendroje įskaitoje užėmėme 3 vietą. Prieš pat varžybas Mantas nebuvo itin kalbus. Sporto salėje jis save mato tik su kamuoliu. Man asmeniškai sportas yra kaip gyvenimo būdas. Išsikrauni pats, į varžybas pastoviai išsiunčiau atstovauti Šiaulių kolegijai, daug prizinių vietų esam užėmę. Netikėtai repeticijų užklupti Šiaulių kolegijos studentai jau ruošiasi ne tik kalėdiniams renginiams, bet ir kitais metais vyksiančiam aerobikos čempionatui. Jie tikrai labai noriai ateina, nori sportuoti, paprasčiausiai dalyvauja 1., 2., 3. kursas, jie susipažįsta, jie tarpusavį geriau bendrauja, jie nori dalyvauti renginiuose. Šiaulių kolegijos studentai ne tik sportiški, bet ir pilietiški, drąsiai išsakantys savo poziciją įvairiais tautiškumo klausimais. Tarptautinės studentų dienos proga organizuotame konkurse Mes už pilietiškumą 33 dalyviai konkursiniuose darbuose savaip atskleidė mintis, kaip jie suvokia patriotizmą, dalyvauja visuomeninėme gyvenime, bei įgyvendina pilietinės ar visuomeninės akcijas. Laimėjo visi dalyvavusieji. Kelios dešimtys studentų turės galimybę dalyvauti ekskursijoje į Lietuvos Respublikos Seimą. Mes norėjome parodyti, dalyvaudami šiame konkurse, kad kiekvienas studentas visus tos politinius reikalus gali suprasti savaip ir kad kiekvienas studentas visą tai daro, tik ne visi supranta, kad kažką darydami vis dėlto išreiškia savo pilietiškumą. Mes esame, kad ir peržiūrėjome savo visus atliktus darbus ir mes pamatėme, kad mes esame iš tikrųjų pilietiški, nors tai darydami mes apie tai visiškai negalvojame. Mes kūrėm 9 žmonės ir mūsų darbo buvo esmė ta, kad per paprastus mūsų studentavimo laiką parodyti tai, ką mes esame padarę, ką nuveikę, kur sudalyvavę, ką suorganizavę ir mes kiekvienam darbe pamatėme, kad mes viską darėme iš pilietiškumo pusės. Mūsų tikslas buvo pasidžiaugti ir prisiminti visus darbus, kokius esam padarę, ką nuveikę. Mes iš tikrųjų darydami nesitikėjom nei 1., nei 2., nei 3. vietos, mes paprasčiausiai praleidom gerai laiką visą šitą darydami. Žemė žemai, o tu taip aukštai, jautiesi laisvai. Šitaip arti, padangė žydra, matai ir jauti, ne tai, ko nėra. Ten žemai kažkur po tavo kojom, upės lankosi laukai žaliuoja, ir kažkas linksmai tau rankom moja štai. Pasinerk į debesį pukinį, gaudyk saulės spindulį ausinį, laumės jos žvilgesiai šilkiniai žais. Žydrumo šionai daugiau nei juodo, skrendant viskas daug gražiau atrodo, jeigu tavas jausmas nepabodo skris. Tau padangė be pradžios be galo, jei skrendėtas skrydžio nenušalo, ir širdis nuo laisvės. Šiaulių kolegijoje išties yra kur paganyti sielą, ypač kai koncertuoja neeilinių gabumų muzikos talentai. Pradžią savo veiklos, pirmosius metus, tikrai labai daug kalbėjom apie studijų kokybę, apie pasiekimų vertinimą, labai daug dėmesio skiriam įvaizdžio kūrimui. Ir štai dabar jau pajutome, kad atėjo laikas pasirūpinti malonesniais dalykais, tikrai pasirūpinti mūsų studentų meniniu skoniu. Labai norime, kad mūsų studentai suprastų grožį, mokėtų jį vertinti. Taip ir gimė tokia mintis pradėti tokį renginių ciklą. Ir kiekvienas renginys yra skirtas
kitam muzikos instrumentui. Spalio mėnesį puikus atlikėjas Povilas Jaraminas mums pristatė fortepijono galimybę, šioje salėje skambėjo fortepijoninė muzika. Ir štai šiandien mes džiaugiamės galimybę, galėdami pasikviesti mūsų kolegų, mūsų artimiausių kolegų, Šiaulių konservatorijos išugdytą jauną menininką ir atlikėją Martyną Levickį, kuris šiuo metu, kad ir studijuoja Londono karališkoje muzikos akademijoje, tačiau yra atvykęs į Lietuvą ir mes pasikvietėme jį, kad jis mūsų studentams, mūsų darbuotojams, mūsų dėstytojams, kolegijos bendruomeniai pristatytų akordeono galimybės. Jausmas yra gan tikrai pakilus, bet tuo pačiu tai yra gan sava, paprasta, jauku. Ir juolab grįžti į tokią salę kaip Šiaulių kolegija, tai yra labai smagu, nes iš tiesų man patinka šitą salę ir joje yra tekę ne kartą groti. Ir kiekvieną kartą grojant jaučiu didžiulį malonumą. Bet natūraliai jaučiu, užlipęs ant scenos, žmonių visą aurą. Tai žinoma, jeigu salė graži, gera, tai ir publika šauniai. Tegul šie muzikos garsai dar ilgai skamba. Na, o mes jau po 2 savaičių apsilankysime sveikatos priežiūros fakultete. Nepraleiskite progos iš arčiau susipažinti. Kas žino, gal kitąmet ir jūs tapsite šios aukštosios mokyklos studentais. Degančių dainų, kur skaičiuodavau